Tikrai greitai. Rita rašo, o kaip dėl miego, kad sunku užmigti, kuris čia lydi? Žiūrėkit, dabar energetika pasikeitė, greitesni greičiai ir mes per trumpesnį laiką daugiau padarom. Taip, sutinkat? Nu, žiūrėkit, aš jūs logiškai nuvesiu prie suvokimo. Nu, iškrisit iš kėdės, kaip viskas paprasta. Viskas jūsų gyvenime taip paprasta. Žiūrėkit, viskas pagreitėjo. Mes galim per 2 valandas nuskristi. Kiekvienais metais greitėja viskas 4 kartus. Prieš 50 metų man joti su arkliu, gerai, prieš 100 metų joti su arkliu į Paryžių užtruktų 3 mėnesius. Dabar 2 valandas. Į Maskvą 1000 kilometrų, ten tarkim, nežinau, mėnesį, o dabar ten 2 valandas. Keisti, iš tikrųjų, Paryžius 2,5, nu nesvarbu. Tai suprantat, aš skrendu 2 valandas lygiai. Ir reiškias, dabar gali žmogus per ten pusę gyvenimą uždirbti milijardą, pasiekti milijoną žmonių. Justin Bieberis gali ten padainuoti ir bus milijardas peržiūrų. Tai yra tokie greičiai. Anksčiau reikėtų galbūt 100 gyvenimų pragyventi, kad apie tave sužinotų visą planetą. Kad apie Kristų arba Būdą sužinotų, reikėjo praeitų, kad 1000 metų. Dabar mėnesis. Prisiminkit Gangnam Styles, tas kinietis kažkoks. Milijardas peržiūrų per mėnesį. Visi šoka, viskas, visi žino, visas pasaulis. Ir dabar klausimas, jeigu tokie greičiai dieną, tai tokie patys greičiai ir naktį. Reiškia, mums reikia 4 kartus mažiau miegoti, nes mes greičiau pailsim. Todėl mes visi normalūs, kas žino, tai miegam po belekiek, nedaug. 4 valandas. Virginijau, kiek miega? 5 maksimum. Nu, taigi pažiūrėkit, nu, aš logiškai, čia, o mes jau taip, pas mus sąmonė tokia išdarkyta. Ir mes, čia jo greičiai, čia taip. Bet miegoti 8 valandas reikia, daktarai pasakė. Jūs jau save žalojat. 5, 6, daug energijos. Taigi viskas pagreitėjo ir miegas pagreitėjo. Jokių problemų nėra. Čia ne 8 su saulėnus. Jūs kur gyvenat? Jūs ką narkliuojat? Taip, lėčiau buvo, daugiau poilsio, kūnas taip greit atsistato. Viskas pagreitėjo. Mašinos, lėktuvai, technologijos, viskas. Suprantat? Viskas. Tai ir miegas. Kodėl jaunimas dabar? Žiūrėkit, pastebėjot, kaip gyvena žmonės. Jie 11-12 vakaro išlenda į senamiestį, kažkur pavaikščioti, 2 grįžta namo, 8 darbą, įsigalvo, kaip jie gyvena vargšiukų. Tai kad nereikia miego. Kas va tas suvokė, tiesiog sakau, aš nežinau, šokiruotas, aš ten pamiegu, skaitau, darau. Tai prieš daugiau mūsų tos programos veikia ir mes bijom, netu, oi, miegu 4 valandas visą savaitę, gal aš čia kažkur nukrysiu, reikia pamiegu. Suprantat, mes programas tas atakuojamos. Parodykit man tam, kuris nedamiegoja šiais laikais. Nu, parodykit man. Bet aš savo vaikystę prisimenu. Ne, nu, jeigu nemėgiamas darbas, viskas aišku. Nu, čia aišku, suprantat. Aš tikiu normaliai, kas gyvena. Tiesiog, nu, jam patinka, ką jis veikia. Nu, nėra. 5, 6. Todėl ramiai, jauskit save. Kažkas dar pripratęs prie 8. Miegokit. Bet nebijokit to savo pabudimo esybės greičio. 4, 6 naktį atsikeli, eini paskaitai knygą, būna suvokimų užsirašai, eini vėl miegoti. Nu, kas šitokio? Būkit laisvi. Mes kontroliuojam visą erdvę. Ne jinai mūsų. Mes sukuriam visą tai. Mes greitėjam, informacija greitėja, viskas paprastėja, jums tiesiog normalu, nebijokit. Mergas nesutrikęs. Jeigu be abejo jūs ten neturite energijos, tai yra daug priežasčių dėl ko. Mes protų, manom, nemėgų. Nėra vidinio džiaugsmus, maistas nekokybiškai. Ir, pavyzdžiui, nėra idėjų vizijų. Tai irgi sąlyga neturėjimo energijos, o ne miegas. Nes miegas tik kūnui, nuo fiziologijų, bet kūnas vaikšto, širdis nesustoja. Todėl prasičekinti save per šitą pusę. Čia irgi atradimas, aišku, senas, mes jau senai taip gyvenam. Ten tai 3 nueinam, kur nors ten rašinėjomės, tai ten 5 ne problema. Bet jos užtenka. Čia tiesiog viskas pasikeitė, draugai, žinokit, viskas pasikeitė. Pripažinti tenka tai. Viskas pasikeitė, absoliučiai visos sistemos jis nebeveikia. Viskas kitaip, greičiai, nerealūs tiesiog. Todėl jaunimas pasiūtęs ten, mums atrodo, kad yra nerealu, ko jo nori. Iš tikrųjų, tokie greičiai. Dar reikia panorėti, pralaužti stiklinės lubas, viskas. Visi sprendimai ateina iš karto. Iš karto. Jūs turėtų išgaudyti, išjusti to dalyko, kad jūs tik tai pagalvojat, paleidžiat, sprendimas, idėja, žmogus, kas vyksta, kas? Tik panorėjau, prašau. Žingsnį padarai, iškart atsakas eina. Va taip. Ir kai jūs pajusite tą greitį, kai traukinys pradėsite varyti. Mistika tiesiog. Bet reikia pralaužti visą tai. Pralaužti, padaryti.
padaryti. Nieko ne, taip yra, tokia mūsų užduotys. Todėl ramiai, kaip tas garvežys, į kryptį, į save, į visatą, į žmonės turite judėti. Tai va, nebijokit, kad neįsimiegat. Normalu, ypač kai keičiasi jūsų vibracijos, jūs mokyklos įdėt klausot, pas jūs iš vis turėtų būti. Ir nemėgios naktis, tai normalu, tai daug kas praeina. Nesiparinkit, gal kažką labai mygdo, mėgokit. Ant pamokos užmėgat, mėgokit. Reiškia, filtruojas informacija, jums per daug nereikia. Nesiparinkit. Normalus įvairių būna reakcijų. Visiškai normalu viskas. Gerai, ačiū viskas už pamoką, gerai klausimai, šaunuoliai. Džiaugiuosi, Rokai maladėts. Šaunuolis, tai tikėk savimi, jūs irgi viską puikiai matėt. Viskas nesudėtinga. Ačiū, galėtumėt palinkėti man geros kelionės, bet jinai bus gera tikrai. Ačiū visiems, labanakt, pasimatysim ketvirtadienį. Iki.